Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime rugsėjo 18 dieną. Nu, fokusas, fokusuok. Va, rugsėjo 18 atvažiavom į objektą 8 ryto. Iš Abromiškio ežero vežėmės kubiniam bačkom vandenį grįžimo procesui. Čia Kedratiškas, čia tarp Abromiškių ir Girnakalių. Prie Elektrienų. Žmogus neturi elektros, lapkričio gale sakė tik tai įves, atvežėmės generatorių, kubų 200 vandens. Ir va dar su antrų džipukų irgi atsivežėm dar 700 litrų vandens. Ir dabar apie gręžinį. Pamatavom vandens debetą 24 sekundės 12 litrų kibiras vandens. Tai čia gaunasi 1,8 kubų į valandą. Ir vanduo aфиgenas, be geležies, tikrai labai geras. Jau, kaip sakant, užsakovas sutaupo 2000 eurų nuo geležinio filtrams. Jau tai jau viskas atrodo. Gręžinio vat vieta ir padarėm tą pačią gręžinio šaktą, sukišam 2 filtrus. Vienas filtras 8 metruose, kitas filtras 12 metre. Šitas vamzdžių galą dar po to nukirpsiu. Nu tai čia gręžiam, užsakovas yra mūsų Elektrienų meras, Gediminas. 60 kvadratų namukas statysis, pamatus jau pasidarė. Tokia aplinka ir jam čia bus nuo mūsų dovana. Pirmas va šitas gręžinukas iš 8 metrų, kur 1,8 kubą į valandą, va čia va įvada darysis. Čia va gręžtiniai poliai. Va pasikas, įsives į namą, o antras bus gręžinukas, antras vamzdis bus laistymui. Tai va, čia nuo mūsų tokia dovanėlė mūsų Elektrienų merui. Kai sakau, va geriems žmonėms tik tai būna vanduo, tai va mūsų meras pasirodo yra geras žmogus, ne blogas, nes buvo vanduo. Tai va taip atrodo viskas. Tai va po to čia viską susipakuosim. Ta patį va kokį smėliuką plovė. Iš 8 metrų buvo rusvas gražus smėlis, kur debetas didelis, ne? O po to prasidėjo pilkas tiksai. Pilkas smėlis, didelė koncentracija čia jau geležies. Ir iš 12 metrų labai nesmarkiai bėgo vanduo, visai taip praktiškai įsisiojo. Tai va, tai sukėlėm 9 metrus antrą šitą filtrą. Ir bėga iš šito antrojo gręžinuko kažkur apie kubą. Nu tai va, čia laistymui kubo tikrai čia žmogui užteks. Tai va taip atrodo, va. Sirblys paimtas, gulinis vožtuvas. Ir viskas. Einam dar kartą pasižiūrėti. Paimsiu dar slakėlį, pripilsiu vandens. Vanduo kryštalas visiškai, labai momentaliai greit prasivalė per 10 minučių. Va, tai. Va, visiškai. Vanduo puikiausias. Nei smiltelio, nieko. Čia papildomą filtro jau užsakovui nereikės statytis. Ir plius dar vanduo geras be geležies. Santechnika vis ilgai tarnaus. Tai va atrodo visa aplinka. Dar va kasybos darbai vyksta, skalatorius stovi, bet šiandien skalatorininkas nedirba. Tai labai gerai, kad čia mums neburkstų paliausi. Ir va tenai va per pievą perėjus Abromiškio ežeras. Po kairė pusė Girnakaliai, po dešinę va jau Abromiškis. Toksai va sklypukas. O tenai pačia upelės ir pamatavom vandens statinį lygį. 5 lygiai metruose vanduo gręžinį stovi, tai 3 metrų vandens lūpas gręžinį laikosi. Tai va grinai va šia perkritimas yra va nuo sklypo ribos iki upelio lygiai 5 metrų. Nu tai va tada ką, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.